Labai diena. Esu Skaidra Vaicekauskienė iš ITMC. Šiandien pakalbėsime apie PDF taisymus ir komentarus, kuriuos galėsime įsikelti į InDesigno maketą. Mes jau turime padarytą maketą, sumaketuotą lankstinuką ir iš lankstinuko padarytą PDF failą. PDF failę pasižiūrėsime pataisymus, atliksime tam tikrus pataisymus ir įsikelsime į PDF ir tuos pataisymus iš karto pritaikysime. Tai naujas dalykas InDesigne ir labai patogu, labai pagreitina įvairių maketų taisymą. Tai dalinuosi ekranu. Dalinuosi ekranu ir jau pas mane, kaip sakiau, tas maketas yra atidarytas PDF failas, tiesiog lankstinukas iš 3 dalių, vienas puslapis ir antras puslapis tuščias ir jau šitą maketą reikia pataisyti, sutvarkyti ir InDesigne atlikti pakeitimus. Tai ką mes čia dabar turim? Atidarytas maketas ir iš karto žiūrim, kur ten pas mus atseit yra klaidos. Tarkim, nusprendėm, kad ne du autoriai, o vienas ten pranešėjas, tai vienams reikia ištrinti, tai tiesiog mes jį pasižymim, spaudžiam delete, ištrinam, paskui reikia pakeisti, vat norim ne visą vardą rašyti, o tik tai vardą pirmą raidę, tai reikia rašyti L taškas, tai vat pasižymėjau ir vietoj to pažymėto tiesiog rašau L taškas ir kaip matote iš karto man jau tas pakeitimas kaip komentaras įvyks. Dar kažkurioje vietoje irgi padaryk vėl L pasižymiu ir iš klaviatūros L taškas ir jau tas jau mano pakeitimas įvyksta. Ištrinimas įvyksta automatiškai. Dar ką nors norime įterpti. Tradicija išeivė, lietuvių išeivė parašysim. Taip, lietuvių, nelietuviškai rašo. Lietuvių įterpiam. Kažką ištrynėm, kažką pakeitėm, kažką įterpiam ir aišku būna dar jeigu formatavimo dalykai, tai su formatavimo dalykais jau turbūt nelabai pavyks, tiesiog parašysim dar vieną paprastą eilinį komentarą. O pasižymėjau, įterpsiu komentarą, kad čia noriu parašyti, kad šita pavardė turi būti parašyta didžiosiomis raidėmis. Tai smarkiai nekomentuojam, tiesiog rašom didžiosiomis. Ir kelis tokius pakeitimus padarėm, trumpai išsaugom savo šitą PDF failą, uždarome ir grįžtame į InDesigną. InDesignas, aš jau atsidarius InDesignas, vat yra tas pats maketas sumaketuotas InDesigne ir mums reikia dabar tuos pakeitimus ne vizualiai žiūrėti po vieną rankioti ir atrinkinėti, kurioje vietoje ten yra pakeitimai, o tiesiog atsidaryti PDF komentarus InDesigne ir galėsim juos pritaikyti. Kur visa tai yra? Aišku, tam reikalui reikia atsidaryti papildomą paletę, Windows meniu, Comments, PDF Comments. Speciali PDF komentarų paletė. Atsidarėme. Šitoje paletėje būtų mums gerai įsikelti tą failą, kurį dabar pakomentavau. Pataisiau. Import PDF comments, importuojame, randame tą failą, kurį tik taisėme, import comments ir visus komentarus jisai importuoja štai į šitą langą. Patogu, todėl, kad nereikia vizualiai ieškoti, žiūrėti, kas kur yra. Aš tiesiog ateinu prie to pirmojo komentaro ir klausia, ką su tuo daryti, spaudžiu accept ir jisai jau ištrynė. Nu, žinoma, mums čia dar kažkokius taisymus reiks padaryti su šia eilutė, bet jau iš principo veiksmas įvyko be ilgų ieškojimų ir galvojimų. Lygiai tas pats einam toliau, L taškas, jisai iš karto pažymi tą vietą, accept, pakeičia, kitą, accept, pakeičia. Labai patogu, kada turime ilgas knygas ar ilgesnius dokumentus, nereikia vizualiai ieškoti, kuri vieta, iš karto pasižymėjus komentarą, mums makete pažymima ta vieta, kur tas komentaras ar pakeitimas turėtų būti.
Ir matote, žalios tokios varnelės atsiranda tuomet, kada aš jau tuos pakeitimus įvykdžiau. Uždarysit, atsidarysit failą, jau žinosit, ties kuria vieta sustojat ir kurioje vietoje galite tęsti toliau. Lietuvių, kas man dar liko, lietuvių atstovim, va šitoje vietoje reikia įterpti. Accept, įterpiam, tik tarpo buvau nepadėjus, tai tarpelį reikia rankytėm padaryti. Ir paskutinis didžiosiamis, nu jau nėra ką daryti, vad kada tie sutikimai tokie accept, kad įvykdyt, o va šiuo atveju, kada yra parašytas tiesiog komentaras, ten kažką sutraukti, kažką padėti, kažkoks didesnis, nu šiuo atveju aš parašiau komentarą, tai va šiuo atveju aš tiesiog va, padarau tas didžiasias raidės, ne, Ctrl Shift K, ir resolve rašau, kad tai jau išspręsta. Ir kad tai išspręsta, matote, to geltono pažymėjimo nebelieka. Tai šiuo atveju pasižiūrėjom tas dvi rūšis, kada pakeitimus įvykdyti ir kada yra pastaba ir į tą pastabą jau yra atsižvelgta. Greita ir patogu. Tai šiandien tiek, linkiu Jums gražaus rudenio. Jei norite išmokti daugiau apie InDesigną ir maketų ir maketavimo subtilybės, kviečiame užsukti į mūsų itmc.lt puslapį.